Šiandien esam VDU švietimo akademijoje Kaune. Sveiki, Vaida. Galiu patrukdyti? Žinoma. Vaida, 35, daug ar mažai? Na, jeigu kalbėti kaip apie skaičių, 35 yra tikrai mažas skaičius. Tarkim, aš ir atkurtas universitetas, mes esame bendramžiai. Wow. O tai jeigu 35, pavyzdžiui, kompiuteriai ant vieno stalo? Tai jau būtų didžiulis skaičius, manau. Taip, tai atrodytų jau daugoka. Vaida, ar turit mėgstamiausią vietą šiame pastate? Taip, iš tiesų šitame pastate yra viena labai gera ir mėgstama mano vieta, tai yra biblioteka. Gal galime nukeliauti? Žinoma. Tai tada bandykime keliauti ir Vaida, kol mes keliausim, aš pabandysiu jūs truputį daugiau pakalbinti. Sakykit, kaip galėtumėte apibūdinti šiuolaikinį mokytoją? Na, šiuolaikinis mokytojas, tai iš tiesų jisai turi turėti tokius, sakykime, kelis labai gerus bruožus, ar ne? Tai pirmiausia, šiuolaikinis mokytojas, jisai turėtų laužyti įsišakniusias tokias normas, nuostatas, galbūt netgi stereotipus, kurių yra tikrai labai daug mokytojo darbe. Kitas labai svarbus momentas – mokytojo empatiškumas, nes tikrai šiuolaikiniai vaikai vertina būtent mokytoją, kuris yra empatiškas ir įsiklauso juos. Ir dar vienas dalykas, tai turbūt šiuolaikinis mokytojas turi būti naujoviškas. Gal kiek tas žodis ir atrodo toks, na, jau kaip ir atsibodė šiek tiek, ar ne, nes inovacija, inovatyvumas, bet aš manau, kadangi švietimo sistema jį transformuojasi, ar ne, tai aš manau, kad šitas žodis yra labai tinkamas. Paminėjot stereotipus, sakykit, kokį vieną ar kelis stereotipus apie mokytojus norėtumėt sulaužyti? Šiaip, manau, kiekviena profesija turi stereotipų, ar ne? Tai tikrai taip yra, bet būtent mokytojo darbe tai labai įsišaknyjęs ir toksai nuožmus stereotipas yra, kad mokytojo darbas yra sunkus. Bet manau, kad visos profesijos arba visi darbai yra tam tikra prasme sunkus, ar ne, sudėtingi. Vieni, sakykime, fiziškai, kiti intelektualinė prasme, kiti emocinė. Tai tas sunkumas, man atrodo, kad norėtųsi jį sulaužyti, nes iš tiesų tą sunkumą galima pervadinti. Tai yra kūrybingas ir labai kūrybiškas darbas. Kaip pati buvote mokykloje, ar ne? Tai praėjo turbūt jau daugiau nei 20 metų, 15 gal? Tai labai daug. Kaip pasikeitė mokykla nuo to laiko iki momento, kuriame esate dabar? Na, labai tokių staigių didelių pokyčių aš negalėčiau pasakyti, nes iš tiesų mano mokykla, galbūt mano mokymasis tuo metu buvo irgi pakankamai toks įdomus, geras, sakykime, bet labai svarbu gal pabrėžti, kad šiuolaikinė mokykla, ji dabar yra tokia, jų erdvės, ar ne, mokyklos erdvės, beribės. Mokykla yra beribė, jinai dabar nebeapsibrėžia vien sienomis, klase, suolų. Mokykloje dabar vyksta toksai mokymasis, na, sakykime, labiau už mokyklos ribų. Tai irgi labai yra toksai, na, įdomus momentas, sakykime, dabar. Koks buvo pats nemėgstamiausias dalykas, būnant mokykloje? Nu, neturėjau tokio. Gerai, tada... Gerai, mėgstamiausias irgi negaliu vardinti. Pasakysiu kodėl. Nes iš tiesų mėgstamiausia, ar ne, aš visada susirasdavau, kas man patikdavo. Pavyzdžiui, vienoje pamokoje galėtų man patikti mokytoja. Kitoje pamokoje galbūt man patikdavo mokymo turinys, dar kitoje erdvė. Tai iš tiesų aš negalėčiau išskirti, kas būtų toksai labai, na, sakykime, mėgstamas arba nemėgstamas. Daug žmonių kalba apie skirtingas kartas, kad dabar ateina nauja karta, su ja reikia dirbti kažkaip kitaip, ieškoti kažkokių inovatyvių būdų. Ar jūs pati pastebite kažkokį skirtumą ir jeigu taip, koks tas skirtumas tarp kartos, tarkim, kada jūs mokėtės ir tarp dabartinių, kurie mokosi mokykloje? Iš tiesų geras klausimas, nes ta nauja karta tikrai jaučiasi, ar ne, yra tikrai kitokia negu ankstesnė karta. Tai pirmiausia, galbūt reiktų pasakyti apie tai, kad ta naujoji karta, ji dabar yra tokia keliaujanti, ar ne, jie pažįsta pasaulį, keliauja kartu su tėvais, galbūt patiria, yra laisvi ir jie visą tą patyrimą, tą patirtį atsineša į ugdymo įstaigą. Tai yra jau vienas tikrai toksai kertinis dalykas, kad mokykloje jie jau turi patirties. Kitas dalykas yra, kad, na, šiuolaikinis galbūt jaunimas, mokinys ar ne, yra toksai turi tokias griežtus tokius nusistatymus mokymosi prasme. Jiems yra labai svarbu žinoti,
kur jie panaudos tas žinias, ar ne, kodėl jiems tai yra naudinga, kas iš to. Tai iš tikrųjų yra labai labai svarbu ir mokytojas, ar ne, dažniausiai turi ieškoti tų sąsajų su, sakykime, šiandieniniu pasauliu. Ir jeigu ta linija yra pereinama, tai mokiniams iš tiesų patinka mokytis ir jie nori mokytis. Kitas svarbus dalykas yra, galbūt irgi reiktų paminėti, kad jie yra, greitai tokie, sakykime, besimokantis ar ne, ir greitai gaunantis tas žinias. Tai yra vienas paspaudimas, tai irgi reiktų atkreipti dėmesį. Tai tokie, sakyčiau, kertiniai momentai irgi būtų. Jeigu galėtumėt atsukti laiką atgal ir, nežinau, būti, tarkim, 18 metų, ar pasirinktumėte tą patį kelią, kuriuo einate dabar? Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai aš nuo pat mokyklos laikų žinojau, ko aš noriu būti, aš esu ir tikrai tas kelias mano yra labai toks, sakyčiau, sėkmingas ir įdomus. Kokia yra didžiausia svajonė, kurią norėtumėte įgyvendinti per 35 ateinančius metus? Oho, per 35 ar po? Gal per? Gal norėčiau parašyti daugiau knygų, kokių, nes iš tikrųjų man patinka tas darbas, įdomus darbas, toksai, sakykime, keliantis daug iššūkių, laiko iššūkių, bet iš tiesų norėčiau. Patinka man, yra jau tai padaryta, bet norėčiau ir toliau laikytis to tokio principo. Na ir paskutinis klausimas, tradicinis, ko galėtumėt palinkėti vadovų bendruomeniai šio gražaus jubiliejaus proga? Iš tiesų, Vytauto Didžiojo universitetas, ar ne, jis yra prestižinis universitetas ir nereiktų jau kažkaip, reiktų užakcentuoti šitą žodį. Tai per 35 metus jis yra išaugęs labai. Tai aš linkiu, kad šitas universitetas nežengtų nei vieno žingsnio atgal, kad jis eitų toliau. Kadangi jis yra pasirinkęs labai teisingą kelią, jis yra labai matomas, labai tarptautiškas ir yra tikrai labai smagu matyti tą universiteto augimą. Ačiū. Ačiū labai.